Afrikai medžiotojų afrikiečių būna? Būna. O liūtų šaudo? Čia tiesiai, kodėl vilkų negalima šaudyti? Kodėl? Todėl, kad jie įrašyti į raudonąją knygą. Ir negalima skint geltonų gėlių. Gali skint. Nu va, Veronika, matai, kiek tavo morkose? Morkas sveika valgyti. Nu va, kaip gerai. Va, tai jau galima tada ir pradėti po truputį. Nu ką, kaip saka, augau gausioj šeimos. Buvo 5 broliai ir 3 seserys. Aš antras. Tais laikais mokyklų tinklas buvo labai didelis. Ir pradėjau eiti pradžios mokyklon. Biškai jau skaityti mokėdamas. Tai man buvo jau lengviau ten ką. Ir baisiai pamėgau skaityti nuotykius, keliones visokias. Buvo 2 spintos pradžios mokykloje knygų. Kol aš 4 skyrius pabaigiau, visas perskaičiau, man mažai buvo. Nuostabu. Ir dar charakteringa, kas buvo, kad ėjo žurnalas Karys. Ir ten buvo skyrius Narsieji vyrai iš nepriklausomybės kovų. Tai mes berniukai tą žurnalą vienas ateidavo, taip laukdavom, kad jau kaip tai perskaityti. Tai matyt, kaip saka, mokykla daug davė visuomeniai. Kadangi visi norėjom, kuo tai Lietuvai jau vaikai jau būdami padėti buktai, bet tai ką tai padėsite vaikai, bet svajojom jau. Tai už tai, kada jau 40 metais okupavo Tarybų sąjunga Lietuvą, jau buvom visi nusiteikę labai priešiškai. Nu, bet čia neilgai, birželio mėnesį 14 trėmimui mano teta ir pusbroliai ištrėmė į Altajų. Nežinojom niekur, tik vėliau sužinojom, kad tavo iš Altajų. Nu, čia vokiečių karas, kaip sako, tai baisumai, kaip žudimai tų žydų irgi, kaip sako, atsirado. Jau, bet pas mus tų buvo tik 3, kurie jau, bet kaltieji, žinoma, ir žydai. Juk nuo 41 iki 40 iki 41 metų jie visoj valdžioj ir atiminėja. Jau iš medžialių tokios erževo turėjo, erževo atėmė ten viskas. Nu tai tas medželis po to, tai jau tai šeimą ištrėmė, a jis buvo jau suaugęs, bernas ten ką. Turėjo dar prieš karinį šautuvą, jis miškan iš karto. Tai žmonėms liko toks pyktis, taip? Liko pyktis, kadangi turėjo pykčio, viskas. Ir, bet juk šiaip... Bet žinoma, ir mano tėvuko, ir ką, kad
prikočia, kuris kautas, kad Be abejo, prikočia, kaip sako, visi vaikai ir Taip, visi taip, taip, be abejo. buvo baisus. Tai ir pas mus tai vienas žydelis, tai ar 3 mėnesius slapstėsi. Po to išėjo pas mus, pas kitus, ir po to pasikaurė ant beržo šakos ten ką. Nu, išvaro vieną okupantą ir Tarybų sąjungą. Tai kada frontas vyko, kareivėliai čia iš Baltarusijos ar kur turbūt jau paimti į kariuomenę, jaunų vyrų daug. Jie sako, tai dabar jūs paims į kariuomenę. Vokiečiai buvo paskelbę mobilizaciją. Niekas neėjo. Šiaip kaip jo, tai ji buvo tokia savanoriška jo, ar kaip Buvo paskelbta? Plechavičiaus armija, Plechavičius sustoja, bet savanoriškai ten ką, niekas neėjo visiškai. Ir buvo, kad paimti kariuomenę, niekas neėjo. Sako, vokiečiai nepaėmė mus į kariuomenę, čia rusai paims. Bet pasirodo, kad vienas šėtonas ir kitas šėtonas. 44 metais, apie rugsėjo mėnesį, batalionas kariuomenės žauvo ir per kaimus gaudyti. Sugauna jauną vyrą, į kiemą išvežė ir nušovė. Tai pas mus 5 ar 6 nušovė jaunus vyrus. Taip, be niekur nieko. Tai čia tokia buvo gąsdinimo akcija. Gąsdinimo akcija buvo. Ir tada vieni miškan, kiti kariuomenininkas, bet daugumoj išėjo miškan. Pas mus buvo prie miestelio Žvirdobės ten ką. Tai užkasta apie 250 žuvusių partizanų. Iki 45 metų rudens partizanai tvarkė viską. O tie stribai ten ką bijojo ir išeiti kur. Bet po to, kada kariuomenė atsiuntė, irgi gal kuopą ar daugiau buvo su savo virtuvėm, tada pradėjau masiškai kautynės, su partizanais, viskas. Nu ir mes tada, mūsų buvo nedidelis miškas, buvo mūsų, 4 savininkų miškelis nedidelis toksai. Bet tam miške buvo pelkynas toksai ir vidury salelė buvo. Tai jie nužiūrėjo, tai ateidavo stovyklauti. Partizanai. Nu ir mūsų ryšininkais padarė. Ir tą vietovę, kadangi pavadino džiungliam, mūsų valdovui, užšifruota, kad jau viskas. Nu ir visi turi jos globotom, tankiai. Per mėnesį vienas būrys ateina pastovyklauna, kitas būrys ateina ten, kadangi jie nesitikėjo, kad čia pas mus gali būti tokiam nedideliam miškelį. Kaip džiunglės jūs buvo. Mes įsijungiam į tą pogrindį visiškai, kadangi teka ir dokumentus vežti net su tėvukai, net vežam nuo Želvos prie Utenos, net ten vežam. Žiemą atėjo partizanai, tada buvo tokias rogės ten ką, tai tos dokumentus atvertė rogės, sudėjo dokumentus, užkavo lentom, kad sustabdytų, kad nerastų.
konspiratoriai, aišku, Jo. kokie viskas. kad Veronika Mažulė čia ne. prie degučių būtent ten vežėm ten ką. O kurie čia degučiai čia, jeigu prie Utenos, tai čia ne į Salako pusę, ne? Žinot, aš gerai nežinau. Aišku. gal ir ten. Bet ten tikrai tos vietos, jo. Bet buvo mamas giminės, jie ryšininkai buvo. Atvažiavom pas juos, ten ką, jie susitiko, atėjo partizanai, paėmė dokumentus tuos, tai jau ir viską. Nu, tų agentų, kai dabar aš įsiaiškinau, buvo mūsų 8 sekė agentai. A, jūs sekė, taip? Taip sekė, jie įtarė, kratas darydavo, viskas bunkerį iškalo, o bunkerį nebuvo, tai miškemis, o į mišką, kada jie vis valgyti išvirti būdavo, tai 2 kibirus pripilo ant naščio, o prie mišką galvijų pririšti. Ateina prie galvijų, būk tai kibirus pastatą, tai nieks nemato miškam tada. Aišku. Ir tai, už tai niekaip nesusakė to viską. O Dieve, ir juk viskas, juk tai kabėjo, viskas ant plauko, Ant plauko. juk tai buvo mirties ir gyvybės klausimas. Nu, taip. Ar įkliūsi ar ne, čia mums dabar labai lengva klausyti viso to, o iš tikrųjų taigi buvo Tai baisus vieną dalykas. kartą, kadangi įtarėmės, per tą mišką kariuomenė perėjo ir partizanai stovyklavo. Ką jūs sakot? Tik iš kitą kraštą jie atėjo, tik išeina kareiviai iš mišką, mums būsas užmirė ten ką, bet nieko ir nuėjo kareiviai. Aš nuėjau tada pas partizaną, sakau, jūs žiūrėkite ten ką. Tai išėjom ant keliuko, kaip jau tada buvo tokie batai, čia tokias kareiviški įspaustukai. Tai per pirmą kuraitą tai viskas. Ir praėjo nuo tos salelės kokio gal 70 metrų. Ką jūs sakot? Bet neaptiko. Nebuvo išdavystės. Pagrinde žūdavo per išdavystę. Per išdavystę. Nebuvo nieko. Dieve. Nu ir kadangi jau čia jie mus ir provokuoti vieną kartą norėjo, atėjo boktai kratyti. Mus atėjo, išėjo, leitenantas Šutas buvo, tai tų stribų, ten ką, išėjo iš mūsų, kitam gale ant grindų guli popieris koks tai. Pakeliam, skaitam, raportas, kad tokiam kaime prieš 4 dienas buvo su partizanu susišaudimas, paimtas nelaisvė buvo pavardė Karaliūnas, su apyvartė Drugelis, bet jį paleidom, kad jis mūsų informaciją teiks. Tėvas ne pas mus toliau biškai stovyklavo, žinojomės, tai partizanai. Tėvukas sako, einu pas partizaną, sakau, ką tu neik, tai palika stebėti, kas tai ten ką. Tai aš paėmiau, visiškai į kitą kraštą nuėjau, po to viską aplink ir nunešiau tą raportą paskaityti partizaną. Tie paskaita, sako, matai, sako, Drugelį. Mesgi 4 atitraukiam ten ką, susišaudydami. Jeigu vienas būtum atitraukęs, tai ir patikėtų, matai, kokią šunybę sugalvoja, kad jau... Ai, tai čia buvo tiesiog provokacija. Tiesiog provokacija. Ką jūs sakot, Tai aš... Kaip gudriai viskas buvo. Grįžau, tėvukai sakau, nešk į Žiauvo Stribyną. Nunešė, atidavė, tai, ačiū, kaip pamečiau. Ką jūs sakot, matot, kokia klasta visur buvo. Dieve, kaip sunku buvo susigaudyti. Tai taip sunku, tai po to rudeniop 40
46 metais man su tėvuku sujama. Oi. Tarda. Žiavo, kaip saka, Rusijo, tai aš tėvukas atskirai, aš atskirai. Ten ką vaikė, po to į Ukmergę nuvežė saugumą. Te, kur vienuolynas, dabar bažnyčia, tai vienuolinė buvo tas, tai KGB, ten ką. Tai ten mus tardė, bet nieko. Nežinau, nemačiau buvo ir viską ten ką. Nu gerai. Ir kol mes sėdėjom, mes turėjom tokį šunį tigrą labai gerą. Tai tas, jeigu kur jau pasavas jau rusų ribų, tai tas loja, girdėti jo balsas buvo toliausia iš pasiutimą. Partizanai ateina, išmokinam taip, ateina savas ir jis nevoja ten ką. Tai kada mes kalėjom, tas tigras neėdė kelias paras. Ir kada mūsų su tėvuku išleido iš saugumo, tai jau grįžti. Su tėvuku. Motina nuneša, tas šuo šokinėjasi, džiaugiasi, ten viskas. Jau jis jautė, kad mes išleisim. Taip. Ir tas šuo dar charakteringas, kad buvo 41 metais prieš karą. Ar 10 dienų, kaip tik naktis, taip jis ir kaukė. Taip kaukė, tu miegot negali tiesiog viską. Ateini, praminė viskas. Karas prasidėjo, viskas nustojo. Ką jūs sakote? Reiškia, Ką gyvūnas jaučia nelaimę. Ką jūs sakote? Veronika, jo, matau. Valgy. Tai Ką jūs sakote? Tai gal jis jautė tą artėjantį frontą, gal tiesiog nes mano... Jis jautė tiesiog savo pačią. Kada mus 48 metais ištrėmė, jis buvo nušautas, žuvo. Oi taip, Dievė, visko galima. Tai po to mano epopėja 48 metais, gegužės 22 jau nakčia. Mėgojom, beldžiasi, apsupo kareiviai ir stribai. Tremt. Mūsų vyresnis brolis, jis su fiktyviniais dokumentais gyvena Kėdainėse tada. O mes 7 vaikai. Ir tėvas, mama. Ir ką pasiimti. Pasiėmė lašinių ten ką, tai dešrų, skivantį pasiėmėm. Ir už žiauvas buvo mašinas stovėję, kur tai liepė pakinkyti arklį, tėvas, sudėjo viskas ir varą. Tėvukas man sako, bėg. Nu kur tai bėgsit, matau, kad nušausit, iš karto apsupė visiškai viskas. Atėjom pėsti, tai mama, mažesnė vaikai jau vežime sėdėjo, jau į žiauvą, stribai kratą, būk tai daro. Dešras paėmė, skivandis paėmė, o šiandien įvykio. Ir atvarė į mašiną, į sadiną, tai jau buvo ar 3 šeimas ar ką. Ir mes sunkvežimį, tai daram sunkvežimį. Su sadina atvežė į Jonavos geležkelio stotį. Per Ukmergę, ką Jonava, tai toliau, žinote, atvežė į stotį. Rusiškai aš mokėjau, kadangi kaimynai buvo staravėrai. Mes vaikai bendraudavom. Viskas. Tai aš apilna stotis mašinų. Iš visur privaryta. Aš kareiviam sakau, žiūriu, geležkelio stotis aptverta aukštą medinę tvorą,
skylė yra, tai išplėštas lentas. Kareiviams sakau, aš noriu pasisiūti, ar galima. Nu, du kareivėlis sėdė su automatais. Nu, eik, aš priejau prie tos skylės, būktai susiuoju ir per petį žiūriu tinka. Žiūriu, kareivėlis nusigrėžia. Aš tik ten spirtą skylę prie tvoros ir nebėgau, bet pagal tvorą prisispaudžiu ir eina. Ir išėjau. Nu, reikia man į Ukmergės linkti eiti. Tai aš paėjau, tolėjau, mišką priejau. Į tą mišką įlindau, sulaukiau vakarą. Tai jūs pabėgot, reiškia. Tai aš pabėgau iš tavęs, sulaukiau vakarą ir nakčia pradėjau eiti. Nakčia pradėjau eiti, tai daug tų staravėlių praėjo, nu, gal buvo ir gerų, ir blogų, bet vis tiek jau kažkaip vengiam. Tai sugalvoju paklausti, ar kelią, kur čia. Pabeldžiau, pro langą atėjo su barzda. Aš nieko neklausiau atgal ir viskas. Išsigandot. Ir paėjau, pradėjau aušti, vėl į mišką įtėjau. Ir dabar tas Ukmergė ir Vepriui buvo įrengę rusai aerodromą. Nuo Veprių, kaip saka, jau aš toliau einu. Einu link Ukmergės nuo Veprių. Jau ten pradėjo teka Šventojoje, per Ukmergę teka, man reikia persikelti į kitą pusę. Priejau kaimelį, valčių bus, galvoju. Prieinu, jos visos prirakintas. Kas? Ką man daryti? Eiti, prašyti žmogaus. Nu, bijau, ką žinau, kur aš taip pakliūsiu. Nusirengiau, prisitvirtinau ant galvos drabužius ir per Šventąją pirkau skersai. Nu tai plaukt mokėjau, bet vis tiek man kokie galbūt... Triokas, aišku, ką... Apie kokių 150 metrų srovė nunešė, bet perplaukiau, apsirengiau vėl ir vėl einu. Ir ėjau link Ukmergės, yra prie Ukmergės Pivonijos miškas toksai. Priejau prie tą mišką, jau brėkšt pradėjo, nu, gegužės mėnesį, tai naktis trumpas buvo. Nes pradėjo brėkšt, tai aš tada tankumyną radau tokią tinką labai tinką ir per dieną įsidėjau miške tą. Tai dabar tas jau sulaukiau sutimų, jau nuo ten žinau jau kelią, kur man eiti, pradėjau eiti tėviškėn pusėn. Ir einu, tai toks mašnių miškas buvo ten, kai link to mišką einu. Einu, tie šūnės uoja iš pasiutimo. Reiškia, šūnės uoja tada, kur tai kareiviai ir strebai, kažkas netvarkos viskas. Bet mišką nėra, kur man dėtis, į rugius įlindau. Į rugius įlindau, išaušą pradėjo, varnas pastebėjo mane. Pradėjo kranksi. Sukosi aplink kranksi. Negalima būti. Pasikėjau, einu link to mišką. Prie mišką kaimas toks. Intėjau į kaimą, netoli jau čia miškas, galvojau, praeisiu ten ką per kaimą ir į mišką. Nu mišką kareiviai eina. Aš, kaip sakau, į mano pusę. Ką man daryti? Gerai, kad žiūriu, arklys pririštas.
Aš priejau tą kovą su akmeniu, ištraukiau, pavedžiau arklitinką ir tą kovą mušu po biškį, pro mane kreivė. Lyg tai jūs būtumėt taip šeimininkas Kaip čia šeimininkas. iš kaimo. Jo. Aišku. Ir praėjo tie kareiviai, tada aš į mišką. Tai jūs labai gudrus buvo. Nu, nepasimesdavau Taip, iš taip, baimės, taip. niekas, turėjau tokią orientaciją. Įlindau į tą mišką, iki vakarą išsėdėjau, bet dar dieną sėdžiant, treška kažkas tai. Aš prigulau visiškai ir stebiu kas. Šernų šeimyną, kai pamatė mane, tik tas sėtikas. Tai irgi galėjo išduoti. Ir nusigadino bėga. Sulaukiau vakarą ir pradėjau eiti ir tą naktį parėjau į tėviškę. Užėjau, Gerai. užėjau į namus tuščius. Nu ką, niekas, nuėjau savo mišką, kaip saka, bet prieš tai jų pusbrolis partizanas buvo, Paškevičiai tokie. Užėjau pas juos, sakau, aš pabėgau. Sakau, būsiu miške, tai ir ten. Gerai, saka, 10 valgyti. Tai jūs nieko nevalgėte. Aš tik tas tą, kai užėjau, prieš vepriuotėjus, moteriškaitę, kuri man, Taip, kaip taip. saka, davė duonos ir pieno tai užvalgyti. Spėjo, jo. Spėjo tinka. Tai ant rytojaus ryte, tai atnešė man pavalgyti. Nu, ką, kur man dėtis? Klausiu, ar nežinai, kur partizanai? Sako, te ir te, ryšininkas tas ir tas. Nakčia, sako, aš pranešiu jiem, kad sulaukiau nakties, nueinu pas tą ryšininką, jis nuveda man pas juos, sako, vaikeli, mes nepatariam, sako, mum liko tik žūti. Bet jeigu neturi kur dėtis, priimam. Ir aš nuo birželio mėnesį, tada priėmė, nuo birželio mėnesį iki spalio vidurio su jais vaikščiai. Turėjau dvejas kautynės su rusais. Pirmas tai buvo, mes buvom Labanoro miške, iš Labanoro miške ėjom link Kalantos pusės. Ir tai Grabastos malūnas toks buvo. Bet tai garsai kokie keisti. Aš po to kiti, kurie, sako, mūsų 14 vyrų ėjo. Tai rusai gal patyrė. Ne, sako, žmonės gal malūnė ten ką. Ir mes malūną aplenkėm, palikam jį po kairiai ir sodyba. Sako, reikia paprašyti duonos, nes prieš stovyklaunant kokios 5-6 kilometrus, tai artėki neužeini niekur. Jau. Tai toks jau oželis. Ir man sako, eikit paprašykit. Užeinam mes, šeimininkas mums kepavo duonos, sako, palaukit, užlipsiu ant aukšto, lašinių atpjausiu. Nu tai lašiniai. Mes laukiam, tik to belaukiam, tik tas į langą būcht. Kumščiu, tai, a kiti
laukelį, kad ten, mes dviese užėjome, 12 vyrų, 12 vyrų buvo, 4 lengvėjai kulkosvačiai, automatais ginkluoti. Ir mes tik pro duris beitė, čia jau šaudo iš visų pusių. Ką jūs sakote? Ir tas oželis pirmą išbėga, aš paskui jį, man vokišką automatą buvo davę, mašinų pistolį, jau. Ir čia jau aš išbėgdamas tos žybas, viskas jau šovų neįleidau, jau tik tas paspauti gaiduko, ir būčiau nepastebėjęs. Nu, gal kaip iki mano ūkinį, kokių 15 metrų, kaip sako, nuo durų kareivis. Stoj, blėdi, bandyti. Tai aš tik tenas į tą pusę, kaip sako, paspaudžiau seriją, tik sako. Ir atbėgam mes, tai toks kojimas, apačioje jau miškas tinka. Bėgam, uželis bėga, aš vietoj nežinau, jis žino, tinka, senas partizanas. Stengiuosi neatsilikti, pagal kojimą kareiviai sugulė ir šauda. Ir naktį tai kaip iššauna, tai matas liepsna, kaip sako, viską. Tai aš spėjau dar granatą, kaip sako, jau pusę granatą išmečiau. Bet įbėgam į tą mišką, jis komikas ten ką. Raketą tik tada iššovė apšviesti. Ar tas raketnikas buvo kur tai sužvistas, ar ką, kodėl iš pradžių, tik raketą, kai iššauna, taigi šviesų matosi. Nakčia vis tiek tu šaudai, tai negali matyti nieką. Tai tas oželis sako, pabačiaukit šikinį. Bet tai palaukit, tai taip gaunasi, kad jūs išdavė, reiškia, tas ūkininkas. Tai? Ne išdavė. Tiesiog jie sekė namus, ar ne? Ne, jie ne tik sekė, 14 vyrų eina, tai triukšmas, koks tai yra. O malūnas netol buvo. Jie pastebėjo tas triukšmą ir jie pradėjo apsuptą sodybą, pradėjo. Bet gerai, kad visi laukia buvo. Ir tie pradėjo atsišaudyti tenka, pradėjo šaudimas tenka, bet tai naktis ne tų, jokių žuvusių nebuvo, nesužeistų. Ačiū Dievui, nu jau. Tuoj minutę vieną, tuoj jau mes pratęsim, reikia. Jo. Gerai, tai mes toliau klausom, Veronikai. Paklausykim. Tai mes tada Palauk. Tie atsiskyrė visiškai, tai buvo mes dviese lykam. Dviese lykam, tai ėjom ten, pagal tą visą laiką, kur, jeigu susitinkam ir kautėjasi blaškam, kur susitikti, kaip sako, jau. Buvo, kaip sako, sutarta. Aš atsiprašau, jūs tik permušiu, norėjau paklausti, o kas iš tikrųjų mokė jūsų tų kareiviškų tokių gudrybių karo meno? Juk ir sutarimo vietos, ir kaip jūs sakot, kad 5-6 kilometrai iki stovyklavimo vietos jūs jau niekur nebeužeidavot tam, kad nebeišsiduoti. Matot, buvo prieš karą šaulių organizacija. Tai jos ir paruošdavo iš esmės. Iš esmės jie buvo, karininkų nemažai buvo tenka, bet aš kur buvau, tam būrį vadovavo savo apyvardę Titnigas Padžiūnas Kazys, buvęs mokytojas. Tenka. Ir irgi šaulys buvęs tenka. Tai tu jau jie toks buvo paruošti. Paruošti, matot, bet tokia tiesiog tas mokymas toks paruošiamasis, kiek jisai pasirodo pasitarnavo paskui? Labai pasitarnavo. Juk reikėjo ir įslaptinti, ir viską, kaip sako. Tai čia labai pasitarnavo. Be to, prie vokiečių mūsų krašte buvo
kūriama organizacija pasipriešint. Lietuvos laisvės armija buvo, prie vokiečių jau buvo. Ir tas lyga ir po to mes nešiojom ant rankovės trikampis. EUA, Lietuvos laisvės armija, Lietuva, kaip saka, ir Vytis įsivinėta, kaip saka. Buvo trikampis, jau ženklelis toksai. Tai tą viską parašą pogrindis jau buvo organizuojamas prie vokiečio. Nueidavom bažnyčion, dalydavo spaudą pagrindinę į laisvę, laikraštėlėse, taip saka, tai aprašoma irgi daug visokių informacijos visokios tinka. Ir šventoriai nebuvo išdavyko, tada kažkaip tai tą laikraštėlį dalindavo, tinka viskas. Atsinešė, tu paskatai, kaimynai duodė, tinka viskas. Jau tas buvo kažkaip tai toks organizacijos darbas pradėtas jau prie vokiečių. Dovanokit, jo, tai aš nutraukiau, tai jūs visus išsklaidė? Mes dviese, kaip saka, įlindom į tokį nedidelį mišką, paėję kokių 10 kilometrų. Per dieną įsėdėjom jau ir buvo jau į rudenį, rugsėjas mėnuo ar ko, lietus užėjo dar, tai eglė nebuvo, po ąžuolu palindom tokios, nenešiau, tą nugaras surėmėm, kad šilčiau būtų. Viską prasidėjom iki nakties ir tada jis žinojo, nuo čia, nuo šitos vietos reikėjo eiti mum net tarp Širvintų ir Mūsniko mišką. Tai čia labai toli. Toli. Atėjom, radom, tarp miškų ūkininkas gyveno, ryšininkas buvo. Atėjom, ten ką, aš nežinau, bet tas oželis, jau juos radom stovykauti, susišaudėm iš karto ir per naktį ir atėjom. Tai jie tenai nuėjo. Jie tenai. Atėjom, viskas, stovyklavom mes gal kokias 4 dienas. Nu ir tai kiti seni partizanai turėjo panas ten ką, tos panas sugalvojo roboksą padaryti. Ir nueinam tai valgyt pridėta, čia ir muzika, ir viskas. Aš laukia užvalgiau ir pagrindė laukia stovėjau, paauglys, katinai, viskas. Tai ir atėjo kitų bernų ten ką ir mergų. Neprotingai padaryta, tai tokia, jeigu jau tai reikėjo, tai pagal viskas, eiti už kiek tai kilometrų nakčia jau tai viskas. Bet po to grįžom į stovyklą, tokiom miške kriaušė, kaip sako, čia žemiau, o čia viskas miškas, buvo aukščiau matyti. Ir suguvom mėgoti. Ir paryčiais, ir aš mėgojau, bet su batais apsivės į batų, jau įspyrė į kojas ten, jau kelią. To ūkininkas šuovojo. Kelkis rusai. Ir dabar tas pasirodo kaip. Tai grįžom Duliką, palydėjo panas, buvo pas panas. Ir paryčiais grįžo į stovyklą. Grįžo į stovyklą, taip stovykloje, reiškia, kiti miega, vienas nemiega, būdė. Užgirda, kad šuo tyvoja, pažiūrėti į tą daugiau sodybą, žiūri jau apie sodybą, rusų kareiviai vaikšto. Tai dabar tas sukėlė visus, tas titnagas sako, ką vyrai,
Žiūrim, eina į mūsų pusę miškan. Ar traukiamės, ar ugnies duodam. Daugumas visi duodam ugnies. Išdėstė mus tikriausiai, čia mes žemiau, o tai aukščiau, toks retas miškas, tai matosi. Ir sako, kada be komandos niekam nešauti. Prisileidamės gal jos kokių apie 100 metrų iki savęs. Ir ugnies. Tai du kulkosvaidžiai, kiti automatai, kaip uraganiniai ugnį, kaip žiebėm. Tai kaip tai taikaisi, pataikai ar ne, tai nežinai. Bet matyti jiem kliuvo neblogai, kadangi mes davėm ugnies ir po to dienos metu jau ryte išaušus ten ką mes į Ežeraičių pelkės tokias 10 kilometrų ėjom. Ir nieks mus nekliūdė visiškai. Ak, štai kaip matot. Tai o du tokie, kaip saka, rimtesni buvo jau susidūrimai. Bet laimingai, kad be aukų buvo. Be aukų, taip laimė kokia tikrai. Tai kažkaip tai ką. Buvo tas titnagas, buvo jis drausmę mėgo, ten ką. Jau taip, kad tvarka buvo, jau. Ir dar neaišku, kaip saka, aš ir po šiai dienai nesiaiškinau, ką tas titnagas buvo Podžiūnas. Ir jo brolis buvo jaunesnis. Ir pasirodo, tas jo brolis buvo užverbuotas. Miške užverbuotas. Aš tik ten sužinojau grįžęs. Ir greičiausia, kad kiek aš dabar Šepečio neprarastoji kartą perskaičiau, aš su Šepečio klasiokai mokiausi, su Lionginu buvęs. Ir kuris, tai man parodymas, to Podžiūną apklausė, ar pažįsti Šimėną, kaip sako. Tas taip, kad tai buvo, tai stovyklavo pas mus, kad trėmė, kad aš pabėgau iš trėmė, kad buvau su partizanais, vaikščiau kiek tai, bet po to, kai atsiskyrėm, tai nežino, kas tai toliau viskas. Ir turėjo jis, gyvendamas Vilniui, KGB leitenanto laipsnį. Brolis žuvo, šeima visa ištremta į Garką, viską. Buvo, toks faktas, kad buvo. Oi, kokie likimai sunkus, Dieve. Sunkus, tų žmonių likimai buvo ten ką. Tai, o po tų rugsėjo mėnesį mes dar atsitraukiam čia į mano tėviškę miške pastovykavom, viskas, ir kada lysti į bunkerius jau, man padarė fiktyvius dokumentus ir aš išėjau į Kauną. Pėsčias nuėjau 21 kilometras iki Ukmergės, per Ukmergės miestą, vieną kažkoks įtartina, bet aš jau nepažinau, bet jis galvoja nepažino. Sutikau, 3 kartą atsigrįžę, žiūrėjau mane. Viską, bet nieko. Atėjau į Kauną plentą, tai autobusai nevaikščiojo. Sunkvežimiai važiuodavas, sunkvežimis važiuoja, žmonės sulipa ir aš įlipau ten ką.
Tai sumokėjau kiek, tai neprisimenu kiek, tai kur atvažiavau į Kauną. Į Kauną ateinu, nieko nesakęs pas pusseserę. Nu, tą ką, sako, tai parodžiau jai dokumentus, sako, tai palauk, sako, tau reikia kur tai, kad gyventum ir ko tai mokytas, ten ką, statybininką, nors aš buvau baigęs gimnaziją. Aš gimnaziją baigiau 47 metais, Ukmergės gimnazijas, Smetonos gimnazija. Tai o prieš tai dar mūsų istorija, kadangi mano pusbrolis su pusseserė buvo ištremti 41 metais, bet jie pabėga iš tremties jau 46 metais pabėga. Pabėga, tai kaip ten ką, viskas, tai pusbroliai, tai tėvukas nuėjo pas kunigą, išrašė metrikas. Vienmetis, kai man išrašė, bet jie irgi pajaunina ten ką. O jau motinai, mano motinas pasą, kad pametė, tai pasakė, o atidavė pasas šeimėninė ir te šeimėninė irgi. Bet nuotrauką išvirė kitai kiaušinį. Ant spaudas kiaušinį prispaudė ir prispaudė po to prie nuotraukos tos ten ką ir atspaudas pasidarė. Kaip buvo paprasta anksčiau. Tai paprasta. Tai atrodė. Tai su mano motinas ir amžius ir pavardė tą patį, tik vardas kita. Tai buvo Elena teta, o mano motinas Paulina buvo. Tai ta pat Paulina ir gyvena prie Ontos. Tai toks buvo tiek ir kunigai, ir šiaip buvo tokia savitarpio pagalba. Buvo. Kunigai daug padėdavo kunigai. Tai kada kariuomenininkai ėmė, kurie jaunesni, tai su kuo stodavo, išduodavo kitus metrikus. Tiesiog metrikas, joko. Jo, tada nebuvo tų... Taip, suprantu, gimimo liudijimų. Nu jo. Per bažnyčią viskas ten ką. Tai kunigai turėtų blankų, nusileikdavo ten viskas. Ne visi turbūt registruoti buvo ten ką. Nu jie kaip sugebėjo. Sugebėjo. Tuoj 1 minutę, gerai? Gerai. Rodykit mums. Nu, einam link šiltnamio. Šiltnamio, jo, gerai. Čia mano pomidorai. Oi, dieve, kiek čia viso. Oi. Na, bet jau prie pabaigos, ar ne? Jau prie pabaigos. Tuoj, duosim papriką tau. Skani paprika. Ačiū Jums labai. Tai kitą kartą pakalbėsim apie tuos pareiškimus, gerai? Jo. Dar taip konkrečiau. Tai jau nuo Kauno, kada baigėsi Odisėja, kaip suėmė, kaip tardė. Taip.
man sąžinė neleido, kaip sako, mano draugai žuvę ten ką aš naudot, bet reikėjo man padaryti ir įsteigti fondą vaikam kokiem ten ką. Ta suma. Ta prasme, kad jūs turėjote teisę rašytis, gauti kario savanorio. Ir man yra genocido centre ir visą, kodėl tai nerašai. Sakau, man neleidžia sąžinė, aš šiaudinis partizanas, ten kiek aš Birželio, Liepos, rugpjūtis, rugsėjas, 4 mėnesius buvau ten ką tik ten. Tai sakau, o mano draugai visi po žemėm ten ką jau viskas. Bet reikėjo, Meilutytė įsteigė savo fondą dabar tas. Nu taip, aš suprantu. O čia mano klaida gyvenime. Tai jūs sąžiningas žmogus, bet man atrodo, tai ne vėlu dar. Nu gerai, tai privarginom jūs. Ne, nieko. Tai aš palydėsiu. Nu gerai, ačiū. Viso gero tada. Viso gero. Iki kito.